Pastaruoju metu jaučiu kūrybos trūkumą savo gyvenime. Neberandu prasmės dalintis akimirkomis Snapchat'e, nes jos taip greitai pranyko. O Instagramas, kuris anksčiau būdavo mano nuotraukų publikavimo paroda, dabar tiesiog neberandu aš ten savo tinkamos auditorijos. Todėl nusprendžiau, kad provokuosiu save kūrybiškai čia, YouTube platformoje ir bandysiu įdėti vis naujo įdomaus kontento apie man svarbius dalykus, iki tol, kol man nusibos. Taigi pirmojo vlogo tema yra video. Pirmas dalykas, kuris ateina man į galvą galvojant apie video formatą, yra filmai. Kodėl žmonės mėgsta filmus? Nežinau. Bet aš dievinu kiną, dėl to, nes žiūrėdamas jį, aš mokausi ir geriau suprantu, kaip veikia pasaulis. Susitapatindamas ir palyzdamas po pagrindinio veikėjo odą, aš atsakinėju į moralinius klausimus, ar taip teisinga gyventi kaip jisai ir priimti būtent tokius sprendimus. Did you know you are an animal? You're a human animal. And you've got auditus, olfactus, gustus, visus and tactus. Aš visą laiką savo draugams primenu, kad mes kaip žmonės turime 5 pojūčius. Regėjimą, klausą, uoslę, skonį ir lytėjimą. Tad jeigu man yra suteiktos tokios malonumo formos, aš jas stengiuosi išnaudoti kuo kokybiškiau. Now let's start with the sense of hearing. Klausydamasis muzikos per kokybiškas ausines arba gerus garsiakalbius, aš pagerbiu detalų atlikėjų darbą. And now to the sense of taste. Taip pat ir su skoniu. Juk žymiai svarbiau yra kokybė negu kiekybė. Užteks tų kebabų. Sight is man's most important sense. Jeigu turite galimybę, nepirataukite ir žiūrėkite vaizdą kuo geresnė kokybė. Būkite digital veganai. I don't watch television. I don't even own a television. Notice I didn't say TV. TV is a nickname and nicknames are for friends and television is no friend of mine. Tuo tarpu trumpametražiai filmai yra per trumpi mane paliesti ir įtraukti emociškai. Tai kokio bieso aš gaminu šiais metais šitą filmą? Nes aš vis dar laikausi pozicijos, kad originalumas egzistuoja. Ir tikiu, kad mes galime sukurti kažkokių naujų formų, neperdarminėdami to, kas jau buvo sukurta praeityje. Aš parašiau šį filmą ir jį režisuosiu. Manau, kad šitas filmas yra biškai kitoks negu visi kiti. Dėl to, nes kad ir jisai laikosi paprastos 3 aktų sistemos, o naratyvas bus nechronologiškas, aš sujungsiu 3 skirtingus laikus ir 3 skirtingas medijas, kur gale viskas išsirutulios į vieną kažkokią harmoniją. Sukurti filmą man vienam va taip atsėdint prieš kamerą tikrai nepavyks. Jam reikia komandos ir biudžeto. Tad jeigu jums įdomu, aš jums palikau nuorodą apačioje, paspaudę į ją rasite daugiau informacijos. Faktas. Išminties perdavimas mums suteikia dominavimą tarp visų žinduolių. Pirmiausia, žmonės komunikuodavo verbališkai. Paskiau atsirado piešiniai ir galiausiai raštas. Atkoduodami informaciją iš knygų susipažinome su pirma medija, kurią beveik visą interpretuodavom savo vaizduotėje. Po daugelio metų gimė fotografija, o jos pasiekoje filmai ir video. Jie taip pat palikdavo daug vietos interpretavimui, nes žiūrėdami vaizdą pro rėmą, jūs įsivaizduojate, kas yra už jo ribų ir numanote, kur aš esu. Bet dėl vizualaus interpretavimo ir galima šią mediją manipuliuoti. Prieš tai rodydamas jums vaizdus iš Londono bibliotekos, aš sukūriau įvaizdį, kad ten ir esu. Bet realybėje dabar yra 5 ryto ir aš sėdžiu savo univero bibliotekui. Bet gal ir šitą niekados nežinosit. Mama, pa. Nors ir video dabar išgyvena aukso amžių, bet neseniai atsirado nauja medija, kuri vadinasi virtuali realybė.
Šiuo metu jinai yra labai ankstyvose stadijose. Galime ją palyginti su pirmu filmu Lumjerų brolių traukinio atvažiavimu į stotį. Po 3D akinių fiasko žmonės dar nepriema šito mediumo rimtai, nes galvoja, kad tai tik tai dar viena laikina technologija. Bet aš manau, kad potencialas yra tikrai begalinis. Aišku, dar prireiks laiko, kol sukurs akinius, į kuriuos žiūrint daugiau negu 20 minučių nepavargs akys. Bet jau dabar Kickstarteris yra pilnas žmogaus pojūčio atkūrimo koncepcijų. Kartu tai yra labai baisu pagalvojus, kad ši technologija gali visiškai panaikinti žmogaus interpretavimą. Bet žiūrint iš kitos pusės, man yra labai įdomu, prie ko tai mus prives netolimoje ateityje. Grįžtant prie video. Jeigu norite pamatyti gan originalaus turinio, tai aš jums labai rekomenduoju pažiūrėti serialą Black Mirror, nes tai yra puikus įrodymas, kad režisieriai ir rašytojai yra labai kūrybingi žmonės. Wachowski broliai per brūkšnelis seseris sukūrė filmą Matrica 17 metų prieš, bet dabar šitas filmas yra aktualus kaip niekad anksčiau. O Stanley Kubricko 2001 metų Odisėja sukurta 1968 metais iš viso peržengė laiko ribas. Norėdamas užbaigti savo pirmąjį video vlogą, nieko nebebendrinsiu, bet noriu labai pasakyti, kad video yra langas į pasaulį ir jis yra tikras 24 kartus per sekundę. Bet kiekvienas kirpsnis yra melas. Čia buvo Oskaras Kazlauskas. Peace.